Šio trumpo pratimo paskirtis yra sukurti ryšį su savimi ir kitais. Pradžiai pasistengkite surasti patogią poziciją, leidžiant savo kūnui atsipalaiduoti tiek, kiek išeina. Daugelis žmonių atlikdami tokio tipo pratimus linkę užsimerkti. Galite tai padaryti, jeigu norite. Kartais galime pasijusti saugiau, jei vieną ranką uždedame ant krūtinės, o kitą ant pilvo. Taigi, pradėsime nuo kelių gilių kvėpavimų. Įkvepiame giliai ir iškvepiame lėtai. Dar vienas gilus įkvėpimas ir lėtas iškvėpimas. Dabar prisiminkite žmogų, kuris buvo šalia jūsų ir svarbiomis, ir mažiau svarbomis akimirkomis ar kitais būdais. Ta, kuris palaikė jus, drąsindavo ar susisiekdavo, kai jums reikėdavo. Pagalvokite apie gerumą, kurį rodė žmogus. Pastebėkite, kaip dėl to jaučiatės. Ir leiskite savo tai jausti. O dabar pereisime prie antro žingsnelio. Mes iškėlėme teigiamą emocinę reakciją, o dabar mes ją nukreipsime į išorę. Pagalvokite apie asmenį savo gyvenime, kuriam reikėtų kažkiek palaikymo. Įsivaizduokite, kad jūs savo šiltą, kilusią reakciją siunčiate tam žmogui su rūpesčiu ir gerumu. Kada būsite pasiruošę, atmerkite akis. Šiame pratime jūs pareflektavote apie tą, kuris buvo neabejingas jums, o galbūt jūs galite iškelti savo iššūkį ir susisiekti su kažkuo, su gerumu ir palaikymu. Tai neturi būti didelė pastanga. Gali būti mažas gestas, kuris reikštų aš čia, aš prisimenu tave ir tu nesi vienas.